mažoji gumytė. Keisti būtinai reikia rankų padėtį. Visas pasaulis gumytę laiko šitaip, tai yra neteisingai. Visus judesius atlikti reikia taip, kaip aš sugalvojau, reiškia, įkišam rankas į gumą, į vidų, ištiesiam pirštus ir rankos turi būti būtinai ištiestos. Dabar mes tempiam gumytę, palaikom, netampyt pirmyn atgal, lėtai, patempus ir palaikom. Užsilaikyti kiek įmanoma ilgiau, paleidžiam gumą būtinai, tada biškį pakeliam rankas, patempiam, palaikom, kiek įmanoma ilgiau palaikom, geriau mažiau kartų tampyti, bet išlaikyti kiek įmanoma ilgiau gumą, paleidžiam, neskubam, dar aukščiau pakeliam rankas, vėl patempiam, palaikom, neužlaikyti kvėpavimo, paleidžiam ir taip keičiant amplitudę nuo viršaus iki apačios arba nuo apačios iki pat viršaus, bet būtina sąlyga būtinai grįžti į pirminę padėtį. Paleidžiam, pakeliam rankas, tada patempiam ir palaikom. Paskutinis pats stipriausias pratimas yra, pakeliam rankas į viršų, iškeltos rankos, patempiam gumą, laikom ir paskui sutraukiam sėdmenis stipriai, palaikom kiek įmanoma ilgiau. Sekantis žingsnis, atleidžiam sėdmenis ir tik paskui atleidžiam rankas. Negalima daryti to kartu. Tai čia yra su mažai gumytė. Stabdykim.